Labadiena, pirmoji mobilumo mankšta pirmajai mėnesinių dienai. Mankšta truks 12 minučių, atliksime 10 pratimų. Jokio inventoriaus nereikės, ją pilnai atliksime gulint. Taigi atsigulame ramiai, pritraukime kelius prie krūtinės, paliekame tarpą tarp kojų ir lengvai pasiūbuojame į šalis. Dabar pėdas nuleidžiame ant žemės, paliekame kelius sulenktus. Atliksime klubų rietimą. Reikės klubus užriesti ant savęs, lyg pabruktumėte uodegą, kaktikauliai žiūri į nosį, va taip ant savęs. Ir dabar išriečiame atgal. Turi nugara išsiriesti, tarpas tarp kilimėlio ir nugaros gan didelis, kuo didesnis, tuo geriau. Ir vėl riečiam ant savęs, nekeliame dubens į viršų. Ir riečiame nuo savęs. Ir vėl riečiame ant savęs, kaktikaulis žiūri į nosį. Ir išriečiame viską. Dar porą kartų. Ir suriečiame dubenį link savęs lėtai, kontroliuojam. Ir išriečiame. Dar kartas. Užriečiame dubenį ant savęs, nekelkite į viršų. Ir išriečiame. Gerai. Atsipalaiduojam, rankos į šalis. Dabar abudu keliai keliauja į vieną pusę ant žemės, pėdos nejuda. Ir dabar abudu keliai į kitą pusę. Lėtai judam, įkvepiame viršuje ir keičiame vieną pusę. Grįžtam, įkvepiam, iškvepiant į kitą pusę. Grįžtam į centrą, dar po kartą į kiekvieną pusę nuleidžiam kelius. Grįžtam ir į kitą pusę. Grįžtam į centrą. Dabar bus pratimų kombo. Vieną kelį pritraukime prie krūtinės, kitą koją ištiesiame ant žemės. Paspaudžiame kelį link krūtinės, paspaudžiam. Turi jaustis tempimas ir sėdmenukį, ir netgi gal nugaroje. Dabar kelį atidarome į šalį, prilaikykite su ranka, kitos pusės klubas nekyla nuo žemės. Grįžtam į centrą, pritraukiam abudu kelius prie krūtinės ir pakeičiam pusės. Viena koja tiesi, kitą prispaudžiam stipriai prie krūtinės, kiek eina, palaikom, kvėpuokit, atsipalaiduokit. Gerai, dabar kelis į šalį. Užtikrinkite, kad klubas kitas nekyla į viršų. Grįžtam į centrą, dabar kombo klubams. Užkryžiuojame vieną koją ant kitos, kulną spaudžia į kelį. Keliame dubenį į viršų, nuleidžiame dubenį žemyn ir leidžiame kelius link žemės į viršutinio kelio pusę, žiūrime į priešingą. Grįžtam į centrą ir kartojam. Su iškvėpimu stumiam klubą į viršų, įkvepiant nuleidžiam, iškvepiant leidžiam kelius į viršutinio kelio pusę, žiūrim į priešingą. Stengiamės atsipalaiduoti, grįžtam į centrą
įkvepiam, su iškvėpimu pakeliam dubenį į viršų, įkvepiant nuleidžiam dubenį ir iškvepiant sukame kelius link žemės. Gerai, grįžtame į centrą, keičiam puses, kitą koją užmetam ant apatinės, kulną spaudžiam, klubą keliam į viršų, nuleidžiam klubą žemyn ir į viršutinio kelio pusę sukam kelius ant žemės. Žiūrim į priešingą pusę būtinai. Grįžtam į centrą dar porą kartų. Iškvepiant stumiam klubą į viršų, paspauskit klubą, įkvepiant leidžiame žemyn ir iškvepiant sukam į šoną. Atsipalaiduokit, grįžtam į centrą dar kartą ir su iškvepimu spaudžiam klubą į viršų, grįžtam žemyn ir iškvepiant rotuojam kelius ant žemės. Grįžtam į centrą. Dabar kūdikio poza. Taigi apsisukame ant kelių. Tarp kelių paliekame gan didelį tarpą, pėdos kartu ir leidžiame sėdmenis ant pėdų, su rankomis siekiant kuo toliau, švelniai. Atsipalaiduokit, leiskit gravitacijai jums paimti. Pajauskite, kaip kūnas atsipalaiduoja, pasidaro sunkesnis. Pajudiname dabar krūtinę nuo vieno kelio link kito, šiek tiek į šalis pasiūbuojam. Ir dabar kylame į poziciją 4. Atliksime katė karvė. Įkvepiam, surečiam nugarą į viršų, galva žemyn, sėdmenys link savęs. Iškvepiant, išrečiame nugarą, pečiai atgal, atstatome sėdmenukus ir žiūrim pirmyn. Iš lėto riečiam nugarytę, įkvepiam, viskas į viršų ir išrečiam, iškvepiant, viską atidarom. Rankos tiesios. Įkvepimas, susirečiam, paspauskit nugarą kuo įmanoma aukščiau ir iškvepimas, išsirečiam. Atsidarom, žiūrim pirmyn ir įkvepimas, susirečiam, paspauskit, iškvepiant, išsirečiam. Galvą keliam, žiūrim pirmyn, dar kartą susirečiam ir išsirečiam. Dabar nugara neutrali ir pasižiūrim per vieną petį, sėdmenį taip pat paduodam link galvos ir pasižiūrim per kitą petį, sėdmenukas irgi pažiūri į jūs, toks kaip uodegos vizginimas. Per vieną petį pasižiūrim ir per kitą petį pasižiūrim. Dar po kartą per vieną petį pasižiūrim ir per kitą petį pasižiūrim. Gerai, grįžtam į centrą ir leidžiamės į kūdikio poziciją. Sėdamės kuo giliau ant kulnų, rankos priekyje. Dabar iškvepiant riečiam nugarą, kylam į viršų, spaudžiame sėdmenis žemyn ir atsidarom į kobros poziciją. Viršuje įkvepiam ir su iškvepimu lenkiame galvą žemyn, apvalia nugara, leidžiamės vėl ant kulnų. Įkvepimas, su iškvepimu apvali nugara, į viršų kylam iš lėto, klubus leidžiame žemyn, atsidarom, galva į viršų, pečiai atgal ir įkvepiam, su iškvepimu vyniojamės iš lėto, apvalia nugara, atgal sėdamės ant kulnų. Dar kartą įkvepiam
Ir apvalia nugara su iškvėpimu, lėtu atsidarom, galva į viršų, įkvepiam ir su iškvėpimu keliaujame atgal, atsisėdam ant kulnų. Pabūnam čia šiek tiek, atsipalaiduojam, rankas galite padėti patogiai ir praktikuokite kvėpavimą. Užsimerkit, atsipalaiduokit. Taigi tokia švelni kūnai pirmoji mūsų mankšta. Tikiuosi, kad ji jūs atpalaidavo ir pripildė deguonies. Ir iki susitikimo kitose mankštose.